Mes išsiruošėme į kelionę, skrendame į Bulgariją, į Burgo miestą dabar ir galvojau pasiimti videokamerą ar neimti. Vis dėlto pasiėmiau, reiškia filmuosiu. Kristina, kaip nusiteikusi? Labai gerai, niekad nebuvom Bulgarijai, labai įdomu pasižiūrėti naują šalį. Su nekantrumu laukiam abu. Skrisime iš Kauno oro uosto. Jau paskydom. Vakar truputį pavargome, o šiandien vėl pailsėję einame. Labai įdomų dalyką pamatėme Bulgarijoje. Va čia yra tokie, kai miršta žmogus. Skelbimuką pakabino. Žmogus vardu pavardė ir mirimo data. Ir dar vanduo medžiai. Taip, vat matom dabar ant kiekvieno medžio prisiminti jau mirusį žmogų. Štai, kuris gyveno šitam name turbūt. Įdomi tradicija, ar ne, Kristina? Nu, tokia labai neįprasta, net nepagalvočiau. Labiau kapinėse, vat paveiksliukus deda, ar ne? O čia vat viešai prie namo, ant vartelių, ant medžio. Jo, kitaip. Kas įdomu, kad figos pirmą duoda vaisių, o po to tik tai lapai atsiranda. Pirmą atsiranda vaisius. Tuoj mes parodysim, kaip prieisim. Tokios tulpės. Airagara oro uostas. Labai norėjom pasakyti, kad viskas mums gerai sekasi. Kiek daug skirtingų spalvų, vat ir ružava, ir žalia, ir jie toks intrūzas, ne? Labai įdomu iš tikrųjų. Štai radome ir figas. Jas radome vakare. Štai. Čia yra vaisius, o ten lapai. Štai užmėgsti vaisiai ir tik po to lapai. Ir dar šitą. Kaip tau Plovdivas? Dar tik įžengiam. Tai sunku pasakyti. O oras kaip? Oras labai geras. Labai karšta vasara. 21. Einam į seną miestą, senamiestį. Taip, ieškome, kur tas senamiestis. Liepia lipti kalną, tai lipam dabar. What are the previous of? So there is Doric, Ionic, and Kuric. How to make the difference between them? Doric, it's the oldest one.
I saw that it was written it's forbidden to fish. Not to To fish, to catch? eat, to feed them, To feed? To feed, yes, we go I over thought there it's forbidden with to some. catch. It is forbidden to catch. Yeah. Yes, we cannot. It is, but we can feed them with bread or these kind of sticks, you know. In Sami, really like to feed the fish. Yeah, but it's a regatta venue, in the regatta venue in Plovdiv. Very beautiful, and a place where the people are doing some sports, bikes, running, just walk for rest and to have good time. You can have a picnic from the other side over there. You can, and there is a different places where you can picnic with some people. A lot of people rolling, as you can see right now. They are racing right now. There is a race right now. It's a beautiful place. It's so scary. They visit us for around several days, and Sami just started to speak his first little words and things like that. Mes esame kalnuose, Bulgarijoje. Kokiuose? Netoli Plovdivo kalnai yra Rodopai. Ir čia štai yra, žiūrėkit, tvirtovė. Which Oh. century? We will I check. think 10 or 11th century, Okay. something like that. It's Tai va, 10-11 amžius, pagalvokite, dar kitų valstybių nebuvo, o jau tvirtovė stovėjo. we're about ready to go down and read the history of it. So be ready, stay tuned with us. Hello. 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 Как си? Very well. Wonderful. Excited. Good. So you see, I speak Bulgarian. Wonderful. Sakom, kad Lietuvoje kalnų tokių nėra. Ne, tik tai kalvos. Начало більше Словото. І Словото більше у Бога. І Словото більше Бог. Tam jest wysoko. Žiūrėkit, mes esame mineralinėje banį. Taip. Pas Vaidą atvažiavom. Rodopų kalnuose, taip? Balkanai jau čia. Jau čia Balkanai, dar geriau, Čia Balkanų Balkanai jau. Balkanai jau. Ir žinok, tas katinas pareidavo. Tu įsivaizduoji. Ir toliau visi kartu važiuodavo. Parodai.
Girdite, kokie garsai? Štai kokios didelės jau figos. Praneši taip, kad spėjom. Prašau. Kad važiavom prieš kelias minutės ir jau sėdim, važiavom link tavęs. Ne. Vaida labai apsidžiaugs. Atostogautojas. Čia yra ne obelis ir ne kriaušė, čia yra dulė. Pažiūrėkit, kokie lapai. Ir žiedai gražus. Žodžiu, dūlė arba diulė. Dulė. Tai yra vaismedis išvestas iš 3 skirtingų. Iš obels, kriaušės ir svarainio. Manau, kad aš teisingai prisimenu. Paklausim Vaidą. Tai dulė iš ko išvestas vaisius? Nežinau tiksliai, bet panašu kaip kriaušės, svarainė, obuolio mišinys. Nu tai va taip Kristina ir sakė. Ходим, а Да, и потом вернемся, поедем. Да, Хорошо. Tai dabar Vaida, kur mes atvažiavom? Į Černočinę, Turkų Černočinė. miestelį, Taip, kiek procentų čia turkų gyvena? 99. Tikrai. Taip. Ir ko jie čia taip gražiai viską susitvarkė? Todėl, kad turkai mėgsta tvarką, prabangą. Jie stengiasi dėl to. Ir turi pinigų? Ir turi pinigų, stengiasi labai taupo, skaičiuoja kiekvieną centą. Ir sakė, jeigu išvažiuoja dirbti į užsienį, tai vis tiek visi grįžta galų galiai į savo Taip, net jauni vaikinai Jo. grįžta ir tauposi pinigus ir ten nieko neperka. Nes jiem patinka šita šalis ir, Ir gražiai savo gyvena taip, čia. ir gražiai gyvena. Tik kad turkų miesteliuose, miestuose yra pigiau viskas. Pigesnės prekės, kainos Mes yra taip ir žemesnės. tikėjomės kažkaip. kad Ir taip? Koks stadionas, kokie ten būtai, pažiūrėk, kalnai. Taip. Nu pasaka, Ir tie tikrai- glynai. Černočija. Valgysim žuvį restoranėlyje, va šitam. Sofija, aš neįsivaizduoju, aš esu šitą valgius. Ну, что-то Скану. Skanu. Которые вкуснее, это. Или все, наверное, вкусные. Сучкове. Вайда пришли у меня в гостях и сказали: тетя, когда вы кушаете это салат? Я сказала: всегда. 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 Хороший салат, значит, да. Kas čia per salotas, Vaida? Šopska salata. Šopska. Aha. Taip vadinasi. Ir pačios mėgstamiausios bulgarų salatos. Ir čia aštrus pipiras. Taip, Tai jį valgo kas nors? valgo. Čia mėgsta aštriai žmonės pavalgyti. Štai taip. Kristina, tu aštriai valgysi? Aš paragausiu mažutį gabaliuką. Gerai. Pažiūrėsiu, kas bus. Šaranas. Šitas žuvis yra šaranas. Kojelėm tokiom va. Отдельно картошка, просто без сыра. Gorno Brestovo. Kaip gražu. Jau čia kaip iš lėktuvo langelio. Tai čia jau yra šitie mineraliniai banė. Va tas miestas, taip? Виноград с ногами O, tokia vieta. мачкали. И только тече виното. И только вино. Tu ką ima piti?
Nuostabu, kalnuose. Labai gražu. Jau gražios ramunėlės, kokios gražios. Kalnas Aida. Pavadinimas, kalnas pavadinimas Aida. Čia kur buvom. Kaip jausmas? Neapsakomas? Čia visa, žinok, vietovė vadinasi Šventosios dvasios vietovė. Taip mes lipam į tvirtovę. Ir vadinasi Šventosios dvasios tvirtovė. Įdomu. Labai. Ką palinkėsi Lietuvos žiūrovam, Vaida? Atrast ramybę. Bulgarijoje? Nebūtinai. Aišku, ir čia linkėčiau apsilankyti, pamatyti biškį kitokios kultūros, pasigydyti, atsipalaiduoti, pailsėti nuo bėgimo. Čia tempo nėra. Truputį kitoks gyvenimas, ramesnis. Tai gali pareklamuoti savo gyvenvietę. Tai vat, tokia ir reklama, kad atvažiuokit Į mineralinį banį. Pailsėti, pabūt gamtoj ramiai, pasigydyti mineraliniu vandeniu ir o taip atsipalaiduoti tiesiog. Kaip bulgariškai bus rytoj ryte? Utrė sutrinta. Utrė sutrinta. Da. Utrė sutrinta reiškia rytoj ryte. Išvažiuojam namo, į Lietuvą įskrendam. Dar ne visai, rytoj skrendam, šiandien į Burgą važiuojam. Į Burgą, bet čia sako Burgasas. Burgasas. Mes esame šitame restoranėlyje, bet pamačiau bevalgydamas, kad jūra tiesiog raudona. O čia žiūrėkit, Kristina. Ar tikrai raudona jūra? Violetinė. Turbūt nuo debesų. Turbūt nuo šitų debesų ir jūra tapo violetinė. Ne tu vienas filmavai. Ką? Ne tu vienas filmavai. Taip. Dar viena klientė nuėjo. Taip, nuėjo, nes tokia jūra įdomi. Nes debesys labai violetiniai. Ir nuo jų atsispindi jūra, ne? Skanus maistas. Labai skanus. Salotytės tokios gaivios, dublanytės su sūriu labai skaniai, va čia pasiekti. Kristina, žiūrėk. Kaip tu ją įveiksi? O, jie veiks. Teks dalintis su manim? Galiu. Išskrendam namo. Jo, išskrendam. O čia kaip tik orai atšilo. O dabar jaučiu pati šiluma jau prasidės. 19 laipsnių ryte, 9 valandą. 9 valandą. Reiškia, šiandien bus šilta diena. Aha, tikrai. Oi. Tai va, tokia mūsų kelionė. Nuostabi buvo. Skrendam namo. Atrodo labai ilga kelionė buvo. Kalnai su sniegu, tai viršūnė, pažiūrėk, mūsų grožis. Čia lėktuvas, kuriuo mes atskridome. Dabar esame Kauno oro uoste.